kaip tas atsiranda? Tas atsiranda daugiau iš tokio, iš kažkokios emocijos, kurią man kažkoks vaizdinys, kažkoks susitikimas gal su žmonėm, ar matyta paroda, ar kažkoks tai vat įkvėpimas buvęs ir jisai sukelia man emocijas tam tikras ir aš ieškau būdų, tuo metu koks, galų gale prisirišu ir prie metų laiko, ir prie aplinkos, kuri vyrauja tuo metu. Ir taip gimsta kažkoks ar peizažas, ar kažkoks tai, gal natiurmorto aš labai mažai tapau, bet vat, peizažai gal labiau, iš to ir kyla. Pagal tai pasirenku ir spalvas. Ir labai daug įdedu visada jausmo tokio. Kartais netgi neturiu kažkokio iš ankstinio kažkokio vaizdo ar vizijos. Tiesiog pabandau išlieti tą įspūdį kažkokį, kurį man sukėlė. Ir jeigu aš einu būtent per savo vidinį tą tokį pajautimą, visada pastebiu, kad gaunasi ir kompozicija kažkokia savaime, kažkokia natūrali ir ta, reiškia, tas dinamiškumas to viso, reiškia, kažkokio tai peizažo, plastika atsiranda, viskas gaunasi kažkaip natūraliau. Jeigu aš pradedu per daug stengtis, taisyti, išieškojimų kažkokių, man kažkodėl nepavyksta. Jaučiu, kad aš esu grinai per tokią natūralią emociją. Pagauna ir jinai duoda tą rezultatą, kurį dabar parodoje rodau. Ar seniai tapote? Praktiškai akvarelė jau 8 metai dabar bus. Ir vien tik akvarelė. Esu bandžius, kad ten tempera šiek tiek, akrilas, bet pakol kas man akvarelė, jinai mane kaip ir tenkina ir man toks neišsibaigiantis kažkoks paieškų laukas. Ir per akvarelę aš puikiausiai tą saviraišką savo įgyvendinu. Pakol kas. Akvarelė sunki technika, o kaip mokotės, kaip pažanga vyksta? Šiaip manau, kad jinai vyksta, kadangi pastaruoju metu aš daug mokausi per tokius workshopus vadinamus. Ir tiesiogiai iš užsienio autorių mes darom tokius susitikimus ir gaunu tiesioginės autoriaus pamokas. Aš dirbu su juo kartu, esu dirbusi su Nikolas Lopes iš Peru, esu dirbus Massimiliano Joko, paskui Joko Nagayama, japonų autorė, kurie mane labai, iš tikrųjų jie labai daug įtakojo. Joko Nagayama man praktiškai gėlių visus motyvus, iš jos mokiausi, kaip pavaizduoti gėles, kodėl būtent taip reikia vaizduoti. Pavyzdžiui, iš Massimiliano Joko tai jisai yra labiau senamiesčių architektūros tapytojas, o Nikolas Lopes jisai būtent tą tokią abstrakčią tapybą, tokią labiau, tai jie mano tokie 3 pagrindiniai formuotojai yra. Ir mokiausi kurį laiką pas Eglę Lipeikaitę akvarelės studijoje. Tai man tie pagrindiniai žmonės, kurie padėjo man įvaldyti šitą techniką sudėtingą. Ar dažnai darote parodas autorinės? Dabar šioji paroda yra turbūt 5. Tai praktiškai kasmet. Tai tas produktyvumas toks, kadangi aš paskutiniuoju metu vien tik tai tuo ir užsiimu, išėjau iš savo verslo ir kadangi nebegalėjau jau, man matyt reikėjo jau grįžti prie savo kažkokių tai šaknų, kurias aš savo širdį visą gyvenimą nešiojau. Tai galiu savo leisti dabar šiuo metu. Labai išsiskiria juodai balti peizažai su urbanistiniais įžangom keliais. Ar ta technika pati, ar radai, ar išmokė? Kas tai? Šitą techniką aš išmokau iš Nikolas Lopes, iš Peru, šito autoriaus akvarelisto. Čia yra tokia ypatinga technika, kuriai reikia labai daug vandens, labai daug tiršto dažo
ir vandens, ir dažų, ir popieriaus sinergija sukuria vat šituos būtent tokius efektus nubėgimo, kurie yra tokie neprognozuojami, bet juos išmokus suvaldyti labai galima išgauti gerus efektus, panaudojus dar kempinėlės, nusausinimus ir tiesiog išmokau šitą techniką. Čia pirmieji darbai, ar jau daug padaryta tokiu keliu? Yra keletas darbų. Čia yra vieni iš pirmųjų darbų, bet kažkaip tai kada darau su architektūra, darbai aplamai greitai parsiduoda ir pas mane jie neužsibūna. Tai šiaip aš mėgstu šitą techniką. Ir netgi aš, kadangi ten, kur mane mokė, Nikolas, jisai mėgsta juodą baltą daugiau. Aš įvesdinėdavau spalvų ir irgi gaudavosi tokių naujų efektų, kur, grinai per savo jau tokią, kaip pasakyti, stilių tokį bandai surasti iš to visko. Ir irgi įdomiai gaunasi labai šitie visi efektai tokie. O kompoziciją, temą pasirenkat atsitiktinai, ar turit minty kažkokį vyksmą, tęstinumą, savo mėgiamą temą? Šiaip mano tokia mėgiama tema yra peizažai ir praktiškai kažkaip kompoziciškai vėlgi man viskas natūraliai gaunasi. Aš kažkokio, tai būna, kad iš tikrųjų ir tęstinumas yra, kada kyla kažkokia tai mintis, idėja, aš visada bandau padaryti, tikrai bent jau 5-6 darbus, reiškia, su šita idėja. Ir visada vyksta toks augimas toje idėjoje, kuris paskui savaime jau, tiesiog savaime kažkaip išsikristalizuoja dalykai, kuriuos norisi labiau akcentuoti, labiau ten kažkaip tai paryškinti ar išreikšti. Ir gaunasi tokie nedideli kažkokie ciklai. Man šitas labai tęstinumas patinka ir ta vystymosi eiga tokia, minties ir tos išraiškos pačios. Kartais dar ar spalvų papildomų kažkokių įvedi. Mano dabar yra toks ateities tokia svajonė pasidaryti keletą tokių cikliukų, kurie turėtų tą tęstinumą ir turėtų kažkokią tai mintį. Kadangi aš pati esu iš tikrųjų tikinti, man labai yra nesvetimas tas, toks, ne tai kad religijos, bet Dievo to ženklų mano kūryboje atspindys. Labai mėgstu šitą. Ir pavyzdžiui, avinėliai būtent yra Dievo ženklai mano kūryboje. Kurį aš labai noriu visada parodyti ir per tai savotiškai irgi tokią išraišką savo atskleisti. Tai avinėliai yra mano toks, kaip ir labai mėgstamas tipažas kūryboje. Kadangi mano pati kūrybos pradžia prasidėjo nuo tokių dvasinių įkvėpimų, aš labai norėjau pati pabandyti nusitapyti Aušros vartų Marijos, reiškia, tą paveikslą. Bet kadangi nemokėjau to daryti, aš tiesiog mokiausi ir nuo to prasidėjo mano kelionė akvarelinė, kuri mane vis tiek visada atvesdavo prie tų tokių dvasinių Dievo ženklų. Ir avinėlis yra vienas iš tų tokių išraiškos, reiškia, ženklų, kurį visada bandau kažkur parodyti, talpinti ir išreikšti jį kitaip, galbūt šiuolaikiškai, priimtinai žmonėm, kad jisai būtų toks ir paprastas, ir su tokia mintim. Panaudoju kartais ir metalo foliją, kad jis būtų toks šviesus, nedidelis kažkoks. Tiesiog visokių bandau ieškojimų daryti. O kompozicijas mėgstat komponuot lape, su mintim, su ekspresijos pajautimu ir galvot apie tą subtilumą, apie simbolį. Šitoj parodoje aš matau, o anksčiau buvę? Ar tą darėt?
Anksčiau kažkaip to dar nejausdavau, kad man reikia, bet per ieškojimus surandi, kad nereikėtų be reikalo gaišt laiko, gadint popieriaus ir patirt nusivylimų. Supratau, kad visada verta pagalvoti apie kompoziciją, apie pagrindinius tokius dėmenis paveiksle, kurie labiau turėtų ten būti akcentuoti, kurie ten antram plane, ką noriu pasakyti. Visada stengiuosi dabar šituos dalykus pasidaryti. Pradžioj tai tikrai būdavo visokių tų kliauzų padaryta ir tų ieškojimų yra buvę tikrai nemažai. Kokia tema bus sekanti paroda? Turbūt sekanti paroda bus daug avelių. Ir daug senamiesčių. Ir daug senamiesčių, jo. Bet avelių tikrai bus daug, nes dabar paskutiniu metu dirbu ant to, kad pradėjau daryti tokius mažesnius ir žiūriu, kaip sužaist su tom. Norėtųsi iš tokių dėmių, iš dėmių padaryti aveles. Bet taip tokio daugiau taškymo, tokio subtilumo, netikėtumo, kad būtų. Ir labai norisi kalbėti apie tikėjimą, apie Dievą šiuolaikinę meno kalbą. Labai norisi, kad žmonės priimtų tai, kad jiem nebūtų sunku priimti, nes žmonės labai dažnai atmeta tuos dalykus. Bet mes turim daug priemonių, menininkai, kurie galim tą žmogaus širdį prakalbinti. Ir žmonės paprastai, kiek aš pastebiu, kurie mato mano parodas, tikrai būna ir paliesti, ir laimingi po to, kad visai smagu yra ir nereikia, kaip pasakyti, bijoti, nes iš tikrųjų šiuo metu nėra taip paprasta kalbėti apie tikėjimą ir neįkyrėti. Tikriausiai pasižiūrit ir tautodailės buvusių meistrų darbus, tiesa, nes šita tema praeityje mūsų tradicijose labai gaji. Taip, būtent. Labai gaji ir jinai ir labai yra puoselėtina ir dabar. Todėl norisi surasti tą naują būdą, kad aš negaliu atkartoti to, kas buvo seniau, bet į šį laikmetį įeiti ir vėl su tais pačiais simboliais, tai man yra labai didelis poreikis. Sėkmės kūrybinėme kelyje. Ačiū.